Saulius. Nu ką, mūsų 4 jau. Bet tu kažkaip pešiom čia turėjai atvažiuoti. 7. 7.1 nuo 9 valandos. Matai, mane anksčiau išleido. O žinai, aš visi anksčiau susirinksime ir išvažiuosiu. Tai daugiau bus daug. Ten kažkas atvažiavo, tikrai bus daug. Gerai, tai jūsgi buvo 3.13 klasė, ne antram aukšte. Jūs buvot ne antram aukšte, aš pagalvoju, ne Trečiam. Tikrai 3. O kaip Romas nušoko iš ten? Nu, mama šoklus. Nušoko ant... Sako, čia. Klausykit, o jūs nepasilaikė, mes irgi šokinėjome. Eikit tikrai. Taip, bet iš tenais. Iš ten Romas nušoko, va tokius gylis buvo į žemę, žinai. Taip, dėjo tikrai. Kas čia ir galim pakartoti. Tikrai 3 aukštas. Dabar kaulai trapesni. Nu, va, valytoja. Stalas užsidegė, Esterį. Šitaip visi drausmingi buvo. Ne, visi buvo labai drausmingi, jo. Margansovkės tai mes darėm, kaip reikia. Dar kažkas atvažiuoja. Grybai, aišku, šungrybiai čia kol kas. Tai gerai, jie padeda gyventi. Pagalbėm. Nu, o, pagaliau. Regimentai, aš tavo e-mailą tik Tai nepamirškim. tai vakar naktį grįžęs. Tai... Čia kas rugsėjais artėja dar? Taip, čia... Labai eina aš... Paskui eina gyva gal rasijų su Gerai. sakome kalbų, bet užtenka jau tų socialinių mokslų. Yra. Žinau. Ir turiu žodyną tokį. O kokia inžinierija čia bus konkrečiau? Gedimino universitetas. Ai, su Gediminu, aišku. Taip, gali būti su dizaino kolegija, čia tos inžinierijos tai labai daug. Fizika, mūsų kas pagrindas yra fizika, chemija, biologija, gamtos mokslai taipogi. Ir aišku, inžinieriai turi būti rašyti, kad lietuvių kalba yra pagrindinė. Nei vienas neišlaikęs lietuvių kalbos egzamino neįsiklaus. Bet panašios grindys. Raižiniais visokiais. Tai kiek 30 000, tai kur tu čia taip pasvaik gali? Tai vėliau pasidarys. Bet gražu vis tiek. Ir mūsų laikais Nu, apytuštė klasė, bičiuliai, klausykit. Šalia Aido kažkas buvo. Nu va, matai. Ką, važiuos? Ai, ten. Čia taip mes su Robertu sėdėjom kažkur va čia.
Vienas visą frontą, Aidas. Nu ką, biškį apytuštė klasė. Čia stovėjo šitas grojimo aparatas kažkoks tai. Televizorius? Būdavo plokštelės, ne kažkur tai. Ką? Ir čia buvo gale sekcijos. Nu, buvo, aš atsimenu, mes tam darydavom kažkas. Vevers Markelis. Aš su Markeliu sėdėjau, paskui Romas. Leleika. Palyginti per seniausiai. Babiškis tai dar girdėtas. Aš šiaip pavedžioju. Buvo Lapėnas, kur Matulaitinė pasakoja. Buvo atvažiavęs iš Sibiro, čia buvo Daktaravičiūtė buvo. Ben? O kur Vida yra? Ai, tai reiškia visi iš tikrųjų atvažiuos ten. Tai... O paskui Jose Mackanis, ar kaip ten? Aidas, va žiūrėk, skambina, kam iš čia. O tai jisai savanoriškai neateina, ar čia yra nežino žmogus? Nu, Glaudas. Kodėl tu Glaudo nepalaikai jokio ryšio su žmonėm? Aš elektroninių, aš telefonų nemėgstu, aš komp prie kompo. Telefonų nemėgsta, o jis kompo nemėgsta. Ir kas tada? Kompo nemėgsta, bet jo žmona kartais gauna. Nu ir ar kažkur galvoju. Tai jis nežino paprašė. Ne, aš kalbėjau su Klauda, rašė tiesas. Bus jisai, tai jisai atvažiuos prie upelio. Ne, aš nustebęs, visi turėjo būti, nu. Tai mano gali būti šitam pala, kur? Va ten. O yra dar vieta, kad papildė, kai buvo 40 metų. Irgi gali būti portfelį pas Bet mane. tai tu nieko nepildai, nieko. Aš ten, kur turiu, tai ir pildžiau. Kodėl aš Ir nepildžiau? pasiklausykit Veslavai, tai va noriu paskaityti, ką jūs reiškia. Dabar buvo 30 metų, niekas taip nebendrauja, net apai. Galėjo daugiau gerų žodžių vienas kitam pasakyti. Tada neskubėti gyvenimą. Aušta. Visada visiems sakiau, kad mokysi fantastiškai klasėje. Buvo išbandingi, nepakartojami, veiklingi, labai inteligentiniai. Ne. Tai 10 balų, Danutė, bet tu mano kažkur padėjai. Nu, kad, ką turėjau, atsisėdus, kažkokius kabečius. Aš- Savaitės sėdėjau ir tos... Reikia pridėti, kur pas mane, čia Kodėl apskritai. tu pas tave laikai? Ir nieko nedarai. Pamatai, aš taip Tai padariau. vat užduotis. Užduotis. Ne, tai čia labai... Aš skubėjau, matau. Čia, žinai, supranti, metų. Ne. Bet man buvo didelis malonumas jas Po fotosesijos. Laikykit frontą. Ne,